Nu, štai va, kadrai mano buvusio kanalo, dar truputį išlikę internete. Viską yra ką. Buvo kanalas Senas Nulaužtas, kai tas buvo pirmas video ant greičio padarytas. Tada, man to karštų visko, buvo kanalas nulaužtas. Kaip, nes ilgai diskutavom su Vytautu Bitplakiu, su Luigi kanalu Juliu. Vytautas, tai gal kažką ne taip pasidarai, kažką tai ten vėl. Gal pas kažką pridirbai. Vedėjas buvo nulaužtas. Taip, išsiaiškinau, per maža apsauga buvo padaryta. Tada, kai svarbiausia, kad keliavau, viską, dar įkeliau šortą. Nu, už pusę valandos kažkur grįžom namo, nes atostogos, viskas tas galvoj. Išmetė telefonas, tokį dalyką, va, štaip, aha. Va, saugos įmė. Perspėjimas reikia imtis veiksmų, paskyroje, dėja prisijungus. Jau buvo, kai sakoma, šaukštai po pietų ir Gmailas nulaužtas ir YouTube kanalas visas nulaužtas, uždarytas. Ir taip pat Instagramas. Su Instagram'e dar pasikeičiau pasvardus, bet pradėjau tokie tenais. Ir tai net nežinojau. Dėjau nuotrauką, čia iš pajūrio, atostogos, viskas. Unklė, Pauls. Dėdė Paulius skambina, sako, tu matei pas Instagramą? Ne, sakau, nepažiūrėjau. Tai sako, pasižiūrėk, pasižiūrėjau, parodysiu paskui, kas ten va kaip tik dabar matosi. Va štai va pradėjau eiti va tokie ir su bitcoinsais, nu ir pornografinė tema viską. Ištrini. Po valandos vėl atsiranda ir mano kanale YouTube daug kas irgi sako, va ten Kuzma kaip parašė, kad padėtų viską man gal sugrįžti kanalui naujam ir turgui šiandien, kaip tik vaikščios pažįstamus sutiko, sako, nespratom, kad ten sako rodai. Trumpas su bitcoinsais reklamos, nu tai. Tai vadinasi, kanalas buvo nulaužtas ir dar kiek pašnekėjom, ne vienam. Buvo kas irgi, aišku, iš rimtų, gama, kai mane, nei kažin koks, aš tas youtuberis visų, nei ką. Kelionės, tai paprastai viską, kaip profesionalus viską. Bet ir tie buvo nulaužti, kaip sakoma, ir tas pats braižas, tų pačių video. Na ir dabar va štai va, mano kanalas. Kanalas buvo pašalintas, nes pažeidė bendruomenės gairias. Taip, nes kai pradėjau eiti su tos visokiais reklamos, tais Trumpais, viską, bitcoinsais, nu, taip, YouTube apsaugojo. Aišku, dabar, kai sakoma, kovojom labai ir Vytautas rašė, ir Luigis rašė, Julius ir aš rašiau. Viską, kai sakoma, ir YouTube, ir Google, kad susigrąžint akauntą, viską, bet tik ten rašo. Nu, visgi ir gaunu, pavyzdžiui, va tokią gavau žinutę. Čia man, viską. Nu, bet padarys, visi tą patį įeini, o ten taigi, net jau, kai sako, susigrąžint buvo ir taigi ten telefonais buvo viską padaryta, mano viską, bet viską nulaužė, kai sako, ne vienam. Telefonai pakeisti, emailas ne mano duotas susigrąžinimui, ir visų tūbui vis parašau, atrašau į laisvę, kad ne mano numeriai, ne tas, ten viskas. Ir šiandien dar buvau gavę žinutę irgi, tipo, jeigu ten tą jūs gausite atsakyti klausimus, kad galėtumėte susigrąžinti. Nematau, šiandien tų klausimų negaunu nei jokį elektroninį paštą. Esama dabar ir davęs, kur dabar esu iš to, aš jam rašau suportui viską. Ir pridėjau nuotraukas dabar, kad ne mano, ir parašiau, kad čia ne mano, ir viskas aš jums rašau iš savo emailo. Ir nematau, jokių negaunu iš to klausimų. Nu, lauksime savaitgaliais, aišku, gal čia ir kol susiveiks. Botas atsakinėjo. Ir kaip su Julium šnekėjom, tą problemą reikia, kad tem daryti. Kol kad prisijungtų pats žmogus, botas tai kad ten botas jis automatiškai kompiuterizuotai padaro ir viskas. O štai va radau video. Taip, padaryti telefoną. Instagram'e kas pas mane. Gerai, taip va. Taip. Gerai. Biškai apsivertė vaizdas. Taip, susigrąžinti. Nu, galim pažiūrėsim, kas va tenais pas mane. Štai mano akauntas, buvęs Instagram'e, Artiksas, dabar parašiau, kad akauntas nulaužtas, blokuokit visi ir kokio video eina. Tai va, štai va, sūnus va, užėjau pažiūrėti, va, štai prašau. Taip, va, daugėja jų. Ir atrodo, ištrini viską ir po valandos jie vėl atsiranda va šitie bitcoinsas ir pornografinė, tai ten toliau paskui mano ten normalus viskas. Tai va taip ir sakau, atrodo, trini ir nieko vis tiek pareina viskas atgal. Na ir va dabar, kai sakoma, tai yra va jūs, kad jūsų Google paskui pasimė neįprastos veiklos, užrakinome pasą, kad saugotume jūsų informaciją.
Jei norite atkur paskirą, apsilankykite adresu, tai Vyko Recover. Nu, bandau, nu, nieko, neina, jau ten ne mano numeriai sudėti, ten jūs sakėte, net nežinome. Net emailas Vito sako, gal tavo bema, gal ten savo seni numeriai buvo. Bet kiek pagalvoju, nu, šitas jau labai senai numeris. Plus, pernai, kai pirkau kompiuterį, viską, tai paskui prisijunginėjau prie savo Google accounto, gavau telefono kodus, viską, kad prisijunka viską, o dabar jau ne. Jau dabartinis mano naujasis kanalas. Ir Taida, prenumeruokite, subscribinkite. Ir sako, ir va, dabar va kokie numeriai eina. Čia ne mano, ir šitas ne mano. Pasirinkite elektroninį paštą. Nu čia irgi net ne mano paštas, aš tokio net neturiu. Nu, per daug bandymų taip, tai bandžiau viską ir neina, bet tik. Nu, bet yra kaip yra, gal pavyks, gal nepavyks. Bet ačiū visiems už palaikymą, žiūrėkit video, subscribinkite ir ką. Nu, judėsim į priekį, va tokia istorija ir dar plus pasakysiu. Kas naudojate viską, dėkitės visas kokias tik įmanoma apsaugas. 2, 3, 4 tų laipsnių, koks seksyras, tai dabar viską susidėjau. Ir ant visur, kai eina, taip kaip yra kitur 2 žingsnių, dėkit 2 žingsnių. Ant Gogais tubės eina ten kiek, ten ir 4 net žingsnių galima sudėti. Aš viską susidėjau ant visų elektroninių paštų. Ir jums, sakau, užsidėkite viską, nes nežinai, atrodo, nieko. Kaip ir video, visi video prapuolė. Dar pradžioje saugodavau išorinį hardą, o po to, YouTube'as, liks YouTube'ai, įsisaugo, šiandien bėda. Nu, bet va štai kaip atsitiko, viskas dingo, tai va dar truputį lydu iš archyvų video. Nu, yra, kaip gyvenimas tęsiasi, judam į priekį, gal pavyks, gal nepavyks. Ir ačiū visiems už palaikymą, žiūrėkim, subscribinkime ir judam tolyn į priekį.